Sveiki, esu Justina Vasiliauskaitė, traukos dėsnio ir tapšnojimo praktikė ir coachingo specialistė. Apie tapšnojimą sekite kitą mano video įrašų seriją trečiadieniais, ieškokite informacijos, o šiandien noriu pasidalinti savo mintimis apie traukos dėsnį, kadangi šį mėnesį sueina mėnuo, kaip aš pradėjau mokytis traukos dėsnio coachingo mokykloje Amerikoje ir šį mėnesį baigėsi mano mokslai ir kažkaip, kai atsigrėžiu atgal į tos metus, kai gyvenau ir kvėpavau traukos dėsnių ir tiek visko atradau, tokios kyla man kelios mintis, kaip apibendrintos įžvalgos, kuriomis noriu pasidalinti. Ir pirma tokia mintis, kuri ateina į galvą, tai yra tai, kad ką davė man tas suvokimas visos traukos dėsnio filosofijos, tai yra tai, kad norėti yra gerai. Nes iki šiol aš labai būdavau tokia mėgėja pasvajoti ir paskraidyti padebesiais, bet aš po to kažkaip pradėdavau stabdyti save ir galvoti, ne, čia per daug tu nori, per daug svajoji, čia per daug toli nuo realybės, per daug, žodžiu, tokių visokių turėjau apribojimų ir neleisdavau savo, nors man tarsi tos svajonės ir virždavosi iš manęs ir dėl to, matyti, jos mane ir atvedė į tą traukos dėsnio vietą ir žinojimą apie tai. Ir tai visų pirma žinoti yra gerai ir po to žinoti, kad viskas, ko aš noriu, taip pat nori manęs, kad viskas, ko aš noriu, taip pat nori pas mane ateiti, tai nori atsitikti ir eiti į tokį vis didesnį tikėjimą, kad tai ateina, nes ypatingai su dalykais, kurie ilgiau užtrunka, su kažkuo, kas dar neįvyko mūsų gyvenime, ko mes norim, kad atsitiktų, tai jeigu iš karto neįvyksta, mes tada kažkaip pradedam taip abejoti ir aš galvoju, tai gal čia tikrai aš per daug noriu, gal nereikia tiek daug norėti, žodžiu, tokių visokių pradeda kilti abejonių, kurios iš esmės ir neleidžia tam norui ateiti. Ir tai, žodžiu, kad norėti ir paskui žinoti, kad tai jau ateina ir kad tai tik laiko klausimas. Ir va šį toks labai paprastas pavyzdys, ne pati didžiausia mano gyvenimo svajonė, bet, kaip gražiai išsipildė, buvo tai, kad aš praėjusį savaitgalį per Velykas buvau pajūry ir buvau tarsi kažkaip visai apie tai nepagalvojus, atsigavau, nukeliavau į Palangą ir ten buvo margučių paroda. Basanavičiaus gatvėje, žodžiu, išdėlioti skirtingi margučiai. Ir aš tik tai, kai nuvažiavau ir kai pradėjau jau žiūrėti tos margučius, aš tada tik tai prisiminiau, kad aš labai kažkada norėjau juos pamatyti. Ir aš jas pamačiau, ne? Bet aš buvau iš tikrųjų net pamiršus, kad aš to norėjau, bet aš tiesiog paleidau tą norą ir tuo metu jisai, gal jau ten buvo praėjusios Velykos, kažkaip gal aš ten neprisiminiau, nežinau, bet dabar va tai paėmė ir išsipildė. Tai kad norėti ir žinoti, kad tai ateina. Ir dar vienas toks momentas, kad kartais ir aš taip anksčiau galvodavau, kad jeigu aš gausiu kažką, tai tada kažkam to liks mažiau, ne, tarsi yra kažkoks apribotas pyragas ir kad jeigu aš pasiėmu didesnį gabalą, tai kažkam gali neužtekti, bet iš tikrųjų nėra taip. Viskas, ko mes norim, tai yra, taip vyksta kūryba, kai mes kažko užsinorim, tada tas dalykas materializuojasi, nes mūsų mintis materializuojasi. Ir tai, ko mes norim, virsta tikrovė, virsta realybė ir tada to gali atsirasti daugiau. Tada, kai aš nusiperku tulpes, tai nereiškia, kad tų tulpių kažkam neužtenka, tiesiog jų gali užaugti daugiau ir jų parduoda daugiau ir daugiau žmonių pasipuošia savo namus gražiais žiedais. Ne? Tai yra toks, jeigu dar nesat žiūrėję, tai susiraskit šitam pačiam grojarašty yra mano įrašas apie pakankamumo ir gausos dėsnį, kad iš tikrųjų yra visko gausa, tik tai mes galim būti įpratę matyti, kad yra kažko trūkumas ir ribotas kiekis, bet iš esmės, kad yra visko gausa ir kuo daugiau gausos mes galim pamatyti, tuo daugiau jos ateina į mūsų gyvenimą. Tai tokia mano žinutė šiandien, norėkit drąsiai, norėkit daug ir matykit, kaip visa tai ateina, kai tik esate tam pasiruošę, tai susiję dar ir su leidimo nesipriešinimo ir paleidimo dėsniais, visi jie irgi yra šalia šio įrašo esančiose kituose įrašuose, tai sugrįžkit dar kartą, peržiūrėkit, dar kartą permastykit, pagalvokit apie tai, ko jūs neleidžiat savo, galbūt neleidžiat savo norėti ir ko norit norėti drąsiau, arba apie ką svajojat ir žinot, kad tai vyksta ir norit dar labiau patikėti, kad tai jau pakeliu ir tai ateina, pasidalinkit su manim, parašykit man žinutę, komentarą, o kitą pirmadienį jūs pasieks kitos mano mintis apie tai, kągi dabar, kaip aš matau dabar šią filosofiją, traukos dėsnį ir visas šias idėjas. Puikios jums savaitės, čia buvo Justina Vasiliauskaitė, iki!